Sveiki, čia aš, Rokas Babarskas, sveikinusi su jumis iš miško ir šiandien noriu pakalbėti apie savo naują duslintuvą. Pastaruoju metu pas mane ant vamzdžio sumontuotas Vanvard Hunter Gen 2 Pro. Kodėl? Atsakysiu labai paprastai. Ieškojau pačio lengviausio duslintuvo, nes mano medžioklės būdai, kurie man patinka, tiksliau vienas medžioklės būdas, kuris man patinka, yra sėlinimas. Ir kiekvienas ten 10 ar 100 gramų yra labai svarbu. Kita vertus, dėl lengvumo nesinorėjau aukoti garso ir atatrankos slopinimo, ir tą kompromisą aš radau būtent šitam duslintuve. Taip jis yra brangus, bet kita vertus 10 metų garantija be šūvių skaičiaus apribojimo šį bei tą pasako apie pačio gaminio kokybę. Ir greičiausiai, jeigu aš kažkada nuspręsiu su juo atsisveikinti, jo likutinė vertė bus didelė. Kodėl būtent Vanvard, juk yra kitų duslintuvų titaninių 3D spausdintuvų padarytų. Todėl, kad Vanvardas iš tų duslintuvų, kuriuos aš radau šiai dienai pas mus, yra pigiausias. Ir nors titaninis duslintuvas šaudykloje kaista gana greitai, sakykime, ten 3-4 šūviai jis jau būna karštas, kita vertus, titano savybės yra tokios, kad jis labai greitai vėsta. Ir net ir pašaudžius gerokai prikaitinus šitą duslintuvą, pataikymo taškas nesikeičia tol, kol pats vamzdis pakaitęs pataikymo taško nekeičia. Garsą ir atatranką Vanvardas iš tiesų labai gerai veikia. Ta prasme, ir atatranką smarkiai mažina ir garsą. Garsą jisai mažina, nepasakyčiau, kad labai mažiau negu tie etaloniniai duslintuvai, kur ten su tinkliukais ir sudėtingi ir kurie man nepatinka. Viskas yra dėl labai paprastos priežasties. Spausdinant 3D printerių duslintuvą, pertvarų formą galima padaryti pačią įvairiausią, ir Vanvarde pertvaros yra tokios suktos ir tas greičiausiai įtakoja jo labai gerą garso slopinimą. Kokios priežiūros reikalauja titaniniai duslintuvai? Ji yra labai paprasta. Tiesiog nieko nereikia daryti. Todėl, kad titanas pats yra sparus korozijai, ir jo ten plauti ar kažkaip kitaip ten prižiūrėti nereikia, todėl, kad parako dulkės prie titano nelimpa. Ir jeigu jų ten kažkiek lieka viduje, tiesiog sekantis šūvis jas išpučia. Žinoma, visiems priminsiu auksinę taisyklę. Po šaudimo, po vieno šūvio ar po kelių šūvių, duslintuvą privalu nusukti nuo vamzdžio, padėti ir išvedinti. Bet, nei plauti, nei nieko daugiau daryti su titaniniu duslintuvu tikrai nereikia. Nežiūrint į tai, jog jis nereikalauja visiškai jokios priežiūros ir nerūdyja, nepūva, jį galima laikyti bet kokiose sąlygose, Vanvardo konstruktoriai numatė tą galimybę, jeigu neduok dieve atsitiktų kažkokia nelaimė, tai štai šita dalis priekinė, ji yra šiek tiek paskaičiuota silpnesnė, ir ją tiesiog išpūstų į priekį, be jokios žalos mano ausim, mano rankom arba mano akim. Tai štai tiek apie Vanvardą ir aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi jį turėdamas ir turėdamas jį ne tik rankose, bet ir ant savo ginklo vamzdžio. Visiems geros dienos. Čia buvo Rokas. Iki.